kaulo laidumo ausinės ir kaip jas galima naudoti integralioje stimuliacijoje. Tai šios ausinės galima naudoti dviejais būdais. Tai jeigu mes klausomės garsą per kolonėlę, taip pat galima užsidėti šias ausinės ir gauti stimuliaciją per kaulą ir turėti tą patį efektą, ką turime su šiomis ausinėmis. Tai yra, kad garsas patenka per mūsų visą išorinę ausį per kolonėlės, o per šį detektorių patenkantis garsas pas mus patenka per šiuos detektoriukus tiesiai irgi į mūsų vidinę ausį, kochliją, aplenkiant normalią ausį. Pasijungimas yra tikrai paprastas, jos nesideda, mūsų ausis lieka atvira, jinai atvira priimti garsą iš išorės, liečiamas tik tai kaulų. Tai su šitomis ausinėmis galima būtų pradėti vaikus pratinti, kurie nesideda ausinių ir kurie pradeda terapiją tik nuo kolonėlės. Tai su šiomis ausinėmis mes irgi pradėsime terapiją su Lukrecija, todėl kad tikrai norisi keliauti kartu su jumis. Taigi iki greito integralioj stimuliacijoje.